dienos pietus būna tikras galvos skausmas. Viskągi pavalgyti šiandien, kurgi rasti tą geriausią, tinkamiausią vietą šalia biuro. Bet žinokite, kad yra išeitis. Viskas po vienu stogu. Skirtingo maisto, skirtingų kavinių, restoranų, pasiūlos variantų, gausybė. Prekybos centre CUP, tai šiandien keliausiu išbandyti kelių iš tų vietų ir pasidalinti įspūdžiais su jumis. Einame į pirmą vietą. Tai pirma mūsų vieta šiandien yra Charlie Pizzeria, kuri yra 5. aukšte. Ir sūris tysta, kaip ir sakė, ne, iš tikrųjų labai skani, gardžiai kvepia ir verta pabandyti, žinokit. O tiems, kam labai patinka suši, aš ir rekomenduoju ir net atrodo būtina ateiti trečiadienį į Sushi City, nes čia kiekvieną savaitę, būtent trečiadieniais, vyksta nuolaidos. Visiems sušiams 20% nuolaida taikoma. O čia toks jaukus, gražus kampelis, kur galima palaukti savo sušių. O nuo spalio 1 Sushi Cityje laukia ir ypatingos rudeninės naujienos. Aš jau pasisotinau, o dabar ir kolegai nunešiu pasigardžiuoti sušiukų. Galbūt ne visi žinote dar, kad Hesburgeris turi vegetariškų pasirinkimo variantų. Tai galima rinktis iš vege, sojų mėsainio komplekso ir aišku kitų gaminių. Tai mes šiandien paimsime kompleksą pasibandymui. Visas kompleksas yra labai sveikas. Ten įeina salotos, sojų mėsainis, kaip minėjau, ir taip pat sultis bei bulvytės. Taigi vegetariškus pietus įsinešimui turiu, o sau deserto irgi turiu, kartu su naujiena Hesburgerio, čia tokiu gaiviu limonadu. Dar pirmame aukšte, aišku, būtina užsukti, įsinešimui pasimti iš senosios kibininės nuostabių kibinų, jų tradicinių.
Aš užsakiau savo kolegoms 4 kibinus, dar vakarui savo pasimsiu būtinai kmynų gėrimo ir duonos giros. Viskas yra būtent senosios kibininės. O desertui šito įspūdingo 100 lapio. Niekur kitur tokio nerasite, tik tai senojo kibininį. Tai ir šventėms tiks, bet mano kolegoms po pietų, manau, irgi labai patiks. Prašom, skaniai suvalgyti, geros dienos. Ačiū labai. Ir paskutinis mūsų punktas šiandieną, tai yra Chat Time, tai yra didžiausias burbulinės arbatos tinklas visame pasaulyje. Ir būtent prekybos centras Super ta vieta, kurioje pirmojoje atsidarė ši kavinė visose Baltijos šalyse. Einam paragauti. Bet vau, jūs matot, kokie čia yra laikikliai? Kaip patogu, va, tai paimi ir neši kolegoms į darbą. Čia yra skrudintos arbatos latė, o čia žalioji mango su priedais. Šita arbata suteikia energijos ir atgaivina, tai po pietų pats tas bus. Nes tai, kaip jau matėte, dienos pietų variantų yra pačių įvairiausių čia prekybos centre CUP. Jeigu turite daugiau laiko, galite prisėsti ramiai ir papietauti, pasimėgauti tikrai išskirtiniais pietumis, o jeigu skubate, tai tiesiog pagriebti įsinešimui ar paimti, aišku, savo kolegams ko nors skanaus. Taigi ačiū visiems žiūrėjusiems, iki kitų skanių susitikimų centre.